Tokioje geroje kompanijoje, saulutė šilta, bandau atsakyti kelis klausimus ir vieną dalyką noriu, pagalvoju, rašysiu, gal kam nors bus įdomu išklausyti. Dėl, čia kalbėjom daugiau apie mitybą ir pasakysiu vieną, kad viskas gali būti nuodas. Viskas, ką jūs valgot, viskas, ką jūs geriat, viskas, ką jūs darėt, gali būti nuodas ir sveikatai nepalanku, ir nuodinga, ir pavojinga. Klausimas tik yra dozėje, kiek jūs to suvartojate. Tas pats vanduo gali būti nuodingas, jeigu jūs ten išgersit ten 50 litrų, išplausit elektrolitus, druskas, ten tikrai galit ir numirti galų gale nuo to pačio vandens. Vaisiai vėl taip pat, tai yra, jeigu po truputį, tai viskas yra labai gerai, vitaminai, enzimai visokie ir ten taip toliau, bet jeigu jūs ten juos iš vienus valgysit, taip, labai daug cukraus, fruktozės tos ir jūs galų gale tai prisidarysit savo labai didelių problemų. Kava, vėl taip pat, ten puodelis kavos tikrai galbūt netgi jums padės ten ir antioksidantų ir ten visko yra, žodžiu. Taip pat su visko. Esmė yra klausimas dozėje toje. Tai jeigu jūs sugebate 80% laikyti savo mitybą švarę, aš naudoju šitą taisyklę, 80 maždaug procentų valgau, stengiuosi valgyti, sakykime, švariai, ir tas 20% gali būti ir pica, gali būti ir kažkas ten tokio, ir torto gabaliukas, ir nereikia ten savęs varžyti, žinai. Svarbu, labai svarbus dalykai pas manęs mityboje yra pusryčiai, geri, sotus pusryčiai su mažiausiai 30 gramų baltymų. Baltymai, tarp kitko, yra dar viena tokia didelė problema, kur nesu aš niekada matęs, ten, kai su žmonėm dirbi ir prašai užpildyti ten kažkokios mitybos dienoraščius ir paskaičiuoji ten baltymus, labai sunkiai žmonės suvalgo tiek, kiek jiems reikėtų, ten tą 1,5 gramo kilogramui baltymų yra tikrai nemažai maisto. Bet jeigu jūs suvalgo tos baltymus, jums nebekils idėja, noras ten kompensuoti kokiais angliavandeniais, užkandžiais ar ten taip toliau. Tai žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kad viskas gali būti nuodas, tik tai esmė yra toj dozėj.